Aš Kazimieras Žemaitis. 7 metus, keliaudams dieviškosiom gimtienis giriom, su liūdėsiu stebėjau masišką kertamus mūsų miškus. Keliaunant atokiausiom veitovėm, mačiau ištuštėjusius kaimus, kurių gyventojai išsikraustė į didesnius miestus, nes čia trūka galimybių užsidirbti. Nors mūsų regionas slėp nuostabiausius gamtos vaizdus ir men garbinga istorija, nemaža veitų yra nežinomas ar net nepasiekiamas dėl turizmo infrastruktūros trūkumo. Patyriau, kiek daug laiko užtrunk maršrutų planavėjams ir mažiau žinomų veitų atradėjams. Per 7 metus veiklos sutikau bendraminčių, kad pavirta bendražygės. Prie mūsų susibūrė jau 50 000 žmonių virtuali bendruomenė. Todėl atėjo laiks žengti dar vieną žingsnį. Kad taupyti keliaujančių žmonių laiką, sukūrėme inovatyviausią turizmo platformą Vietinis tyrinėtojas. Kartu su vietinėm bendruomenėm kuram įdomiausius maršrutus, anus apjungam su audio gidas, taip sukurdami jums asmeninį virtualų gidą. Sukurti maršrutai per atokiausias vietovės išplės kelionių pasirinkimą turistams, o atvykstantis keliautojai į regionus atneš naujas galimybės vietiniams gyventojams užsidirbti. Kad keliautoja galėtų pasiekti ir pats apčiausias kertelis, išnuomusiam trobinę techniką, elektrinius mešką dviračius, su kurias važiavau, ne tik pasieksi lankytinas vietas už 100 km, bet ir keliaudami gerinsit savo sveikatą. Esant blogesniam oro arba neturizmo sezono metu, galės lėstais į nuotykius išsinuomojant mūsų visureigius. Regionų lankytinose vietose paslėpėme virtualų lobį. Lankydami objektus gausite auksinukus, kuriuos galėsite keisti į nemokamas turizmo paslaugas. Didėjantis turistų srautai ne tik pagyvins mūsų kaimus, bet ir išaugins rekreacinių plotų poreikį, todėl daugiau miškų plotų bus pradėti naudoti ne kirtimui, o turizmui. Kad pagreitinti šį procesą, paskutinius 2 metus jau sudinam rekreacinis paskirtais miškus, kur įrengam stendus, plotų žymam vietinį tyrinėtojų platformų ir saugusiam manus nukirtėjimų, kol gyvi būsiam. Mūsų tikslas ne tik skatinti vietinį turizmą, gaivinti kaimo vietovės ir puoselėti gamtą, bet ir sukurti visuomeninį judėjimą, kad gyvaus ir po 100 metų, kad besikeitontis kartas saugotų tonką sukurtą ir testų pradėtus darbus. Brangus broliai ir seserys. Kas jei ne mes? Kada jei ne dabar? Mes kvietam jumis prisijungti, mes kvietam jumis dalyvauti.